Na, aišku, geriau būtų, jeigu būtų daugiau laiko, bet mes žiūrėdami, mes matėm jų varžybų daug, bet svarbiausia atsigauti čia fiziškai. Bet aš galvoju, pas mus ilgesnis suoliukas ir mums čia bus į naudą. Vakar Darišas sako, kad jūs vis parodot jam savo medalius užkovotus. Kaip neramu, tarp brolių medalis. Nu tai pasistengsim, tai norėtųsi, kad būtų. Ar pavyko kažkiek pamiegoti šiąnakt? Taip, pamiegojom, aišku, trūko miego, bet reikėjo atiduoti visus jėgus ir netaupyti, neminutį save, kad jeigu jau iki čia dėjom, tai reikia eiti iki galo. Krzysztofai, vakar nerungtyniavot, šiandien trenerio planuose esat? Oi, nežinau, tikiuosi. Ką apie kratus treneriai, jak sako, akcentuoja? Nieko, kad jie trečią komandą pagal gynybą šiam čempionatui gerai ginasi, bet mes esame antroje vietoje. Tai, svarbiausia mums apsiginti nuo tokių žaidėjų kaip Bogdanovičius, ryškus lyderis, Rūkičius ir aišku, talentingą turi vidurio puolėją, Ante Tomičių. Tai reikės kažkaip tai jų sustabdyti tą artileriją. Stipresnė nei italai komanda? Na, visai kitokia. Ne tai, kad stipresnė, bet visai kitokia krepšinį propaguoja ir turi daugiau darinių ir stilius visai kitoks, bet mes pasiruošėmės ir tikiuosi išnaudosim savo privalumą. Ar kroatai primena tas Balkanų komandos, su kuriam žaidėt pirmame etape? Taip, jie visi praktiškai vienodo charakterio, todėl kad jie nepasiduos iki paskutinių sekundžių.